Minint 15 metų bendradarbiavimo sutartį tarp Kauno ir Grenoblio miestų, Kauno technologijos universitete vyko tarptautinė konferencija tema 2012 km į sėkmingą bendradarbiavimą tarp Kauno ir Grenoblio miestų. Šiandien mes turime svečius iš Prancūzijos, iš Grenoblio miesto ir konkrečiau tai yra iš Grenoblio Joseph Fourier universiteto bei mokslo parko Minatek. Šiandien šitas susitikimas ir mūsų svečių prezentacija, jų prezentacija yra skirta tikrai tokiai gražiai datai, tai yra 15 metų, kai Kaunas ir Grenoblio miestas pasirašė sutartį, bendradarbiavimo sutartį ir tapo partneriais. Svečiai atvykę iš Prancūzijos miesto Grenoblio Josefo Fourier technologijų universiteto pristatė savo vykdomas veiklas mokslo inovacijų kūrime. Manau, kad ne tik su Suomijos universitetais, su Suomijos partneriais, su Didžiosios Britanijos, bet ir su Prancūzijos partneriais mes galėsime kartu vykdyti projektus, tiek tarptautinius projektus, kaip jau minėjo čia atstovas iš ambasados, tai yra Gilbert projektai, moksliniai projektai, taip pat europiniai moksliniai projektai, kuriuose galėtumėm kartu aktyviai dalyvauti. Aktyvesnis miestų bendradarbiavimas turėtų suteikti geresnes sąlygas studentams studijuoti ir įgyti praktikos užsienyje.